Pasaka, kaip vabaliukas Liukas ieškojo draugų. Tai buvo pats gražiausias miškas Lietuvoje. Jame gyveno ežiukas Kryžiukas, meškutė Koko ir jos draugės bitutės. Aukščiausiame miško medyje savo riešutus graužė ir voverė Kerė. O tamsiomis naktimis miške pasirodydavo ir vilkas Pilkas. Bet šiandien ne apie juos. Miške gyveno ir mažas vabalas Liukas. Jis buvo draugiškas ir sutarė su visais miško vabalais. Bet skruzdėlės nesutiko būti jo draugėmis. Skruzdėlės buvo darbščios ir visada nešdavo šapus, kad sukrautų savo skruzdėlyną. Tačiau Liukas buvo tingus vabalas. Jis miegodavo po gražiais medžiais ir gėlėmis. Bet kiekvieną kartą, kai matydavo skruzdėlės dirbant, jis jautėsi vienišas. Vieną dieną Liukas nusprendė pasikeisti. Jis sumanė padėti skruzdėlėms nešti šapus į jų skruzdėlyną. Skruzdėlės buvo maloniai nustebintos ir dėkingos už pagalbą. Jos suvokė, kad vabalas Liukas nėra blogas ar tingus. Jis tikrai stengėsi tapti jų tikru draugu. Kartu su skruzdėlėmis Liukas ne tik nešė šapus, bet ir džiaugėsi jų draugija. Jis suprato, kad su geromis draugėmis ir dirbti yra smagu. Skruzdėlės buvo dėkingos už Liuko draugiją ir slapčia pastatė jam namus. Liukas buvo labai laimingas, nes tai jo pirmieji namai. Daugiau jam nebereikės miegoti po medžiais ar gėlėmis. Liukas daugiau niekada nesijaudins dėl netikėtai užklupusių audrų. Taigi, nuo to momento miške skruzdėlės turėjo ne tik savo skruzdėlyną, bet ir draugą vabalą. Tokios draugystės galėjo pavydėti kiekvienas.